Sveiki visi, šiandien gaminsim ypatingą patiekalą, tai batatų, saldžiųjų bulvių traškučius, štai iš tokių. Tai pirmiausia susipjaustom. Kažkur kaip tokio storio, pusę centimetro. Kur ilgos labai, taip jaunam tiesiog per pusę. Ir dabar dar tokiais gabaliukais, tai tokio storio maždaug. Susistengti reikia, kad vienodo storio būtų, tada vienodai iškeps. Tai tokios gražuolės. Labai graži spalva. Panašiai morka. Supjaustytas bulves užpilam šaltu vandeniu. Tas padės bulvėm išlikti traškiom, tai ištrauks krakmolo kiekį, perteklių iš bulvių. Taip pat reikės krakmolo, paprikos maltos, česnako miltelių, pipirų, druskos, jeigu reikia, padažui grietinės ir krapų, taip pat aliejaus. Paliekam dabar bulves pusvalandžiui. Dabar nupilam nuo bulvių vandenį ir tiesiog jas nusausinam su popieriu. Turi būti sausos, kad iškeptų ir būtų traškios. Tai maždaug taip. Dabar ant bulvių dedam krakmolą. Receptas kaip visada. Po apačioje video, jeigu nerandat, paspaudžiat žodelį daugiau ir tada atsidaro visas receptas. Paprikos milteliai. Ir česnako milteliai. Pagal skonį. Jeigu nepatinka, gali dėti ir mažiau. Taip pat pipirų pagal skonį. Ir užpilam aliejaus dar. Dabar reikia labai gerai išmaišyti bulves, kad visos būtų šituose prieskoniuose. Druskos dabar nededam, nes druską bersim gale, tai padės bulvėm išlikti traškiom. Labai gerai išmaišom. Tiesiog rankom galima. Dabar bulves pilam čia.
Ir išdėliojam, kad nesiliestus, reikia stengtis vieną prie kitos. Tada bus labiau apskrudusios. Pas mane čia truputį daugiau jų. Kūrėm 180 laipsnių orkaitę. Ir kepsim 30 minučių. Po 15 minučių reikia apversti. Kad kuo mažiau liestųsi viena su kita. Štai tai. Tiesa, nepasakiau, kad bulvės kepiam ant vidurinės lentynos ir su vėjeliu. Dabar pasidarysim padažą. Į jogurtą sutarkuojam česnaką. Kiek jums reikia. Receptas kaip visada, sakiau, apačioje video. Dedam krapus. Išmaišom ir padažas bus paruoštas. Puikumėlis. Štai taip. Štai taip atrodo bulvytės, kepiau lygiai pusę valandos. Paragaujam. Skanumėlis, verta paragauti. Visai kitaip negu bulvės. Batatai. Galima, žinoma, dar paskrudinti. Bet aš norėjau sveikiau. Taip kad ragaukit, kepkit, skanaus ir sėkmės. Neužmirskit paspausti prenumeruoti.